Sveiki, mėly SMK reporterio žiūrovai. Kalėdos jau nebe už kalnų ir pas mus vyro šventinės nuotaikas. O šiandien reportažas iš aną savaitę vykusio renginio Studijos kitaip. Kas nebuvo, gailėkitės, o kas buvo, prisiminkime geriausius pasirodymus ir šauniausias akimirkas iš ten. Netrukus prasidės renginys Studijos kitaip, tad eime į užkulisius pažiūrėti, ar dalyviai jau pasiruošę. Kaip nuotaikos? Puikiai! Ar nustebinsite žiūrovus šį vakarą? Taip! Kaip matome, nuotaikos čia išties puikios. Tad laukiame ir žiūrėsime, ką paruošė šitie žavūs pimpočkiukai. Kas čia per aprangos? Čia mano kladas. Pasirodymui, ar čia taip atvykote į renginį? Atvykome į renginį, paskui išėliai. O aprangas čia siūvotės, nusipirkote? Mamos padarovas. Kristijonai, sakyk, koks pasirodymas tau labiausiai patiko? Žinoma, žasai. Žasų klipas buvo vienas realiausių, mes jį filmavom labai ilgai. Jo buvo labai daug atiduota jėgų, darbo ir jis iš tikrųjų labai gerai, puikiai padarytas ir mes to labai džiaugiamės. Labai smagu, viskas pavyko kaip ir norėjom, visi linksmi, visiems geros nuotaikos, labai gerai. Klausyk, Dovilė, ar tu girdėjai, kad socialinių mokslo kolegijoje sklinda tokie gandai, kad mūsų sveikatingumo ir grožio verslo merginos moka tik meliavoti, selfius paveiksluotis ir maivytis, supranti, prieš veidrodą? Turim tai? Aš kaip tik girdėjau iš Vilniaus SMK reporterio, kad mums vilniečiai kūrybinės pramogų industrijos numetė iššūkį, kad mes turime parodyti ir kitus savo talentus, o ne tik rūpinimąsi savo sveikatą. Tai turi įrodyti, bet reikia įrodyti, ką mano tai. Planas Gertie Kalėdos. Galėsim padaryti kalėdinį vainiką ir visiems įrodyti, ką mes mokame. Labai šaunu. Aš kaip tik vakar miške konkorėžę prisirinkau, galim daryti. Varom. Taigi mes nusprendėme daryti adventinį vainiką, kuriam reikės 4 žvakių laikiklių, konkorėžių, kurių Kristina pasirinko miške, taip pat burbuliukų įvairių dydžių. Mes vainikai panaudojame pagrindą ekologišką iš panaudotų laikraščių. Taip pat naudosime pilką blizgutį, kuris bus pagrindinis vainiko akcentas. Ir taip pat puošime pagal visas savo kūrybinės galias. Pagaminome adventinį vainiką ir tikimės, kad jūsų iššūkį priėmėme ir jį įrodėme, o norime perduoti savo iššūkį Vilniaus socialinių mokslų kolegijos, turizmo ir viešbučių studijų programų studentams ir norime, kad jie paneigtų mitą, kad jie ne tik moka keliauti iš paskaitų, bet turi kitų talentų. Kaip matote, turėjome labai darbingą, užimtą, bet linksmą savaitę, o kitą pirmadienį susitiksime šiais metais paskutinėje šventinėje SMK reporterio laidoje.